labas draugai. Nuostabus metas. Žiauriai faina, jau pavasarėje šiltas, smagu, paukščiai čiulba, žiauriai smagus miškas. Aišku, šitą miškę esu jau buvęs ir ne vieną kartą, ir ne du, bet kiekvieną kartą atvažiavęs, vis tiek kažkas smulkas, kažkas randasi. Faktas, tos vietos mažėja, tai bandom pasidžiaugti, pasimėgauti bent jau tuo, ką turim. O mes, kaip visada, bandom surasti vokiečius. Kažkaip šiais metais sekasi ant pirmų signalų. Bam, 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 pirmas signalas. Čiung, čiung, čiung. Kuoliukas. Vokiečių palapinsiausties kuoliukas, aliuminis. Šiek tiek korozijos gavęs, bet vis tiek gan neblogam stovyje. Būtent fainas su tais kuoliukais tas faktas, kad juos galima nuvalyti ir labai daug tikimybė surasti juose pažymėjimą gamyklos ir metų žymą. Tai bandysiu paskui pasivalyti, pasižiūrėti. Tai va, liuks, faina. Jau principas pirmas pasiektas. Jau karo vokiškas palikimas. Va. Vokiško sūrio eilinį kartą dugnas, bet tas dugnas aliuminis ir apvalios formos. Tai apvali forma tokį signalą gerą duoda. Atrodo, tarsi galėtų būti moneta dar, plus aliumas tai iš viso. Galiu pademonstruoti. Žiauriai geras skaičius, žiauriai geras garsas. Žiūrėkit, visai prie pat pamiškės. Tokia nesąmonė. Dabar čia signalus taip tikrinu, kad kitas to visiškai nekastų, bet bandau iššukuoti viską. Na. Taigi guma vikšrinio. Kažkokio vokiško vikšrinio guma. Visiškai čia nežinau net ką galėjau toj gumoje iškabinti, minimalų kažkokį signalą, bet nu vat, vokietukai aplinkui buvę taip gan stipriai. Nu va, man visai toks mielas radinukas būna surasti kokios dantų pastos vokiškos, pavyzdžiui. O kodėlgi ne? Faktas įrodo buvimą kareivių čia šitoj teritorijoje. Vokiečiai iš tikrųjų buvo žiauriai švarūs žmonės ir apskritai išprusę išsilavinę žmonės, taip paėmus. Lyginant su jo oponentais, tai faktas, absoliučiai nėra ką lyginti. Nes kaip randi vokiečių pozicijas, tai kremukai, kvepaliukai, nu vienu žodžiu, absoliučiai. Dantų šepetėliai, dantų pasta ir visa kita. O randi sovietų pozicijas, nu tai tikrai negaliu net pasakyti, kas ten gero. Randi konservų, prikarpytų skardų kažkokių nesąmoningų, nežinau kokiais tikslais. Ir viskas. Nu ką, chebryte, pakalbam. Sezonas prasideda, jau įsivažiuoja, jau karšta, darosi smagu. O detektoriaus tikriausiai dar neturi, arba turi, bet jau nori atsinaujinti į kažką rimtesnio. Dabar tikrai rekomenduoju apsilankyti metalodetektoriai.lt arba tesora.lt. Kaip įrašysit, vis tiek jūs nukreipsite į tą patį puslapį. Pardavėjas labai daug turi pasiūlymų, visada jums patars. Jeigu patys nežinot, ko nori, tai pardavėjas visada interesuotas, kas geriausiai jums, kas labiausiai atitinka jūsų poreikius. Aš pats apsiprekinėju ir tikrai naujam sezonui pirksiu vėl kažką naujo. Tai metalodetektoriai.lt. O, chebrytė sako, grožėkis mišku. Grožėkis mišku. Kuo čia grožėtis, iškirstų mišku? Ką jį laiko mišku šituos kelmus? Ta prasme, aš dėl miškų kirtimo tai esu absoliučiai ant tiek piktas. Nežinau ką pasakyti daugiau, nes tai yra tragedija. Na, nori, nenori. Kartais tenka pozicijas ir pasikeisti. Ir pasimaišyti mišką su laukais. Dabar bandau įeiti į laukus pasižiūrėti, nes visgi tie radiniai gali būti labai skirtingose vietose. Tai nereikia bijoti iš vieno peršokti kitur. O jau grumstūdydamas, tik žiūrėk, kad tie kojos neįsisuktai beidamas. O, hebridė. La. Atėjau čia, ne pirmus metus jisai guli.
Ragiokas. Ne pirmus metus tikrai guli ir jau apžaliavęs. Ir net apgriauštas kokių graužikų, bet vis tiek smagu. Va taip, tas laikas gamtoje atrodo. Kartais tiesiog netikėti radiniai iškrenta. Na, va fiksuoju. Oi, kokia gera žemė. Ai. Oi, iš pradžių galvoju, kas galvoju, blemba, sunkus didelis ar nebus čia reikalai. Dabar pasirodo ne ir ačiū Dievui. Kūjas. Bet giliai prie apkaso kūjukas 100% bus vokiškas, bent jau karo laikotarpio. O tokius radinius suradus labai verta juos nusivalyti, nušveist, nes kitą kartą būna kokybė žymos įmuštas, nu, tai automatiškai vertė daikto padidina. Nu va. Reikia pasižiūrėti. Šlamštas, tai ir neimam. Opa. Tuoj, parodysiu aš jums. O va. Aišku, stovis tai čia konkrečiai baisus. Nežinau, dabar taip greitai neatsakysiu, ar tai pirmo iš vis pasaulinio, ar sovietinės SVT durtuvas. Tiksliau iš tai, kas iš jo ir belikė. Bet tai hebra, jūs įsivaizduokit. Pažiūrėkit, kokio vieto. Keliukas. O va čia va radinys. Aš įsivaizduoju, kiek daug žmonių praeina pro keliukus ir šalia jų nekasa, ar tai, nežinau, iš baimės, ar tai iš ko. O kiek daug radinių gali būti praleistų. Jūs, vaikai, tai visokių tų chemijų prigerat, tų redbulių visokių. Aš tai senoviškai apsiniūkinu. Iš tikrųjų tai jeigu nori energijos, kasinėju miške ir būna man pavalgai, pavyzdžiui, pavalgai ir taip apleidžia jėgos, o kasinė dar reikia, dar pareit reikia. Žinot, ką aš darau? Susirandu miškinių skruzdžių buveinę, tų rudųjų tokių miškinių didelių skruzdžių. Aišku, su visa pagarba skruzdėm, kuo mažesnėm, kaip sakyt, su mažesniais trikdžiais. Čia yra toks senovinis būdas, kaip žmonės norėdavo įgauti energijos. Aišku, lipa jos visur ant manęs, šiek tiek patapšnoja ir tada jos pradeda šaudyti skruzdžių rūgštį ant rankos. Šaudo. Oi, gerai įkvėpė, tik tais reikia saugotis, nes lipa visur ant rūbų ir visur. Žinoma, skruzdžių stenkitės nesužeisti ir buveinių nesugriauti. Kuo mažiau gamtai daryti žalos, bet labai gerai duoda energijos. Gerai, galim varyti tolyn kasinėti. Turiu labai apvalų signalą. Ding, 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 ding. Žiauriai apvalus. Tai dabar bandom pasižiūrėti, kasgi ten slėpėsi po to signalu. Pom. Einas. 2 centai balti aliuminiai. 91 visi juos prisimena. O tikėjausi, jau tikėjausi. Signalinis geležis liekana. Bet chebra, žinokit, yra kažkas jau baisaus. Va, lipa. Matau, kad lipa. Aš su savo kamera jums nepriartinsiu. Ta prasme, jau išsiritę erkių jaunikliai, pirmamečiai, jie kaip adatos galiukai, tokio mažumo. Vat jie tai man labai nepatinka.
Ai. Didelis indas. Emalė dengtas. Kiti sakytų, oi, čia jau sovietmetis pokarinis. Nu, aš netikiu. Netikiu, kad tai pokarinis sovietmetis, bet paplušėt biškį reikėjo. Ta prasme, tokio dydžio kirvės. Čia belia kokio dydžio. Man biškį valiau. Bet tai čia vis tiek jisai belia kokio dydžio. Norėčiau žiauriai pasimt, bet tikriausiai, kad paliksiu drūtesniam vyrui, kuris turės čia nešiotis kuprinėje, tai man savižudybė. Ildu sovietinio naikintuvo lėktuvo pabūklo gilziai. Kulkosvaidžio pabūklo, nežinau kaip tai būtų teisinga pasakyti, bet geras signalas, daug žalvario, gerai eina į metalą, į metalo kainą, nebloga labai žalvario. Šiaip tais gražu, galima nupėti per pusę stikliuką pasidaryti, bet aš taip nevargsiu, neįs į metalą viskas. Šaukšta šakutė. Ai, šaukšta šakutė vokiški. Labai vienas įdomus faktas. Dar tokio gyvenime fakto neturėjęs, neradęs. Prašom. Kareivis įmušęs labai gražų antspaudą. Nu, ta prasme, inicialus JK. Originaliai, labai gražiai įmušta, ne šiaip kaip būna apkasų menas ten išskaptuota belia kaip. Bet čia tai grožis, čia tai grožis. Kad? Liuks, diena jau skaityta. Sakteliai. Kažkokie sakteliukiai. Vėl turim gerą aukštą signalą. Konserva. Kaip sakant, ne viskas auksas, kas auksu šviečia. Ulala. Nežinau kaip jūs, bet mane tie šratai šrapnelių velniškai erzina. Signalas geras. Daug darbo išsikast, surast smulkų jį. O naudos nėra. Oi, aš toks kaip mėgstantis šiukšlynuose pasikuisti. Tai radau šiukšlių nemažai. Visai man čia įdomu darosi. Lėktuvo aliumai. Pažiūrėkit. Lėktuviniai aliumai. Va, šūkiais irgi lygiai taip pat. Reikia išsiaiškyti kieno. Realiai. Šiukšlynas, bet jis visas ant paviršiaus. Nu, kun hebryte, nieko daugiau neradau. Nieko neradau, niekur nerasiu. Gal susitiksim linksmesnėm aplinkybėm kitą kartą. Na, šiaip tai reikia džiaugtis apskritai, kad kažką randi, kažką turi. Einu persirengti, nes net jaučiu, kaip erkės viena po kitos lipa ant kūnų. O ką, mes pasimatom? Pasimatom greitai, ne? Tai va. Davai naливай. Nepamirškit subscribint ir likint, followint ir viso kito, ką reikia algoritmam pakurt. Ačiū, kad žiūrit, iki pasimatymų. Ate, čiau.